Šarūnas Jurevičius be abejo taip pat, bet šiose rungtynėse tai yra Paulius Pocius, tas pats Paulius Pocius, kuris šiauliečius šiandien keletą kartų iš tikrųjų gelbėjo. Pirmasis baudinys serijoje Andro Švarliuga. Smūgis ir iš karto ima kamuolį Paulius Pocius. Štai taip, dabar jau nedidelį pranašumą turi Šiauliai. Aišku, iki serijos pabaigos dar ilgas kelias ir reikia įsimušti savo baudinius. Bet jeigu Šiauliai muš neklysdami, jie laimės. Viskas paprasta. Marko Rašo. Antras kroatas iš eilės, kuris pabandys dabar, ir antras kroatas iš eilės, kuris šiose rungtynėse įvartį jau mušė. Prieš Armantą Vitkauską. Taip, guldamas į vieną kampą Vitkauskas, kamuolys skrieja į kitą Marko Rašo ir 1-0 šioje serijoje. Andrius Kerla. Antras Žalgirio žaidėjas. Dabar taip, dabar komandos kapitono patirtis ir šalti nervai, na šiose rungtynėse komandos kapitono patirtis ir šalti nervai yra labai reikalingi Žalgiriui, labai svarbus smūgis. Štai taip, mušas Kerla ir įmuša. 1-1. Bet skirtumas tas, kad Šiauliai įmušė 1-1, Žalgiris 1-2. Nikotokičius. Šansas jam kol kas savo kroatiškų legionų. Pasitiki Tomas Kančelskis. Antras iš eilės kroatas siunčiamas prieš tai šios žymės. Prieš Vitkauską, aišku, ir Armantas Vitkauskas baudinį atmuša. Štai taip. 1-1. Ir vėl visiška lygybė šiose rungtynėse. Dar kartą štai taip. Na, negalėtume sakyti tikrai, kad tobulas smūgis. Trečias Žalgirio smūgis, Vedranas Gercas. Štai tokia įdomi seka. Penktas baudinys, ketvirtas, kurį muša futbolininkai iš Kroatijos. Tik Andrius Kerla iš lietuvių gavo galimybę pabandyti. Vedranas Gercas įmuša. Dar kartą atgautas šioje situacijoje Paulius Pocius. Ir kamuolys skrieja į kampą Darius Jankauskas. Šiaulių komandoje galbūt viena iš priežasčių, kodėl buvo metamas į kovą per pratęsimą. Na, buvo skaičiuojama taip, kad jeigu 11 metrų baudiniai, jis bus reikalingas. Trys 2 Žalgiris priekyje šioje serijoje. Muša Jankauskas ir įmuša. 3-3. Mantas Kuklys. Taip, Mantas Kuklys keliauja. Patikimai irgi gana dažnas vaizdas šioje serijoje. Vartininkas tiesiog apgaunamas ir kai jis atsispiria šoka į vieną kampą, kamuolys jau skrieja priešingą kryptimi. Kuklys prieš Pocių. Smūgis ir įvartis. Mantas Kuklys dar kartą šioje serijoje išveda Žalgirį į priekį. Ir Žderičius.
Keliauja mušti baudinio. Kiek yra kroatų, visi ir gavo šansą šioje serijoje. Žderičius yra paskutinis iš 5. Ne, meluoju, Luka Peričius. Dar ir jis galbūt bus pasiūstas, nors tuo abejoju. Žderičius ir Vitkauskas. Ramiai, labai ramiai Filipas Žderičius realizuoja šį baudinį. O kodėl ne? Peričius taip pat eina mušti. Toks kroatiškas festivalis čia šioje serijoje. Penktasis Žalgirio futbolininkas, kuris pabandys. Smūgis ir įvartis. Įmuša ir Luka Peričius. Įtampa kuo toliau, tuo didesnė. Arminas Vaskela. Penktasis smūgis patikimas jam. Tam žaidėjui, kuris įprastai muša šioje komandoje baudinius per rungtynes. Ir dabar jau situacija tokia, kad bet kuri klaida gali būti lemtinga. Tarkime, jeigu Vaskela neįmuša dabar, serija baigėsi. 4-3. Žalgiris priekyje, kol kas šioje serijoje. Smūgis ir yra. Arminas Vaskela lygina rezultatą. Paulius Janušauskas. Dar vienas žaidėjas, kuris rungtyniavo ne nuo pradžios šioje dvikovoje. Aikštėje pasirodė antrajame kėlinyje. Dabar jis prieš Paulių Pocių. Smūgis ir įvartis. Kadangi Žalgiris muša pirmas po kiekvieno smūgio, netgi jeigu Žalgiris neįmuštų, viltis dar rusens. Šiauliams bet kuris smūgis, bet kuri klaida yra absoliučiai lemtinga. Tomas Napkauskas, kitas Šiaulių žaidėjas prie kamuolio. Smūgis ir yra. Vėl guldomas Armantas Vitkauskas ir vėl kamuolys skrieja ne ten, kur Žalgirio vartininkas. Jakubas Vilkas. Matome tuos kartojimus ir tiesą sakant, jeigu grįžtume prie tų baudinių, kurie nebuvo įmušti, Pauliaus Pociaus epizodas iš tikrųjų buvo įspūdingas, tas pirmasis smūgis. Armantui Vitkauskui galbūt buvo šiek tiek lengviau, reikėjo tik atspėti, kamuolys neskriejo į patį kampą ir aukštis buvo vartininkui gana patogus. Vilkas prieš Pocių smūgis ir tarsi nenoromis, tačiau kerta vartų liniją kamuolys. Turėjo sukirbėti baimės jausmelis, kalbant apie Jakubą Vilką. Pasiekė, lietė kamuolį ranka Paulius Pocius, tačiau šis įskrieja į vartus. Leonidas Mušnikovas. Šeštasis Šiaulių žaidėjas, kuris bandys įmušti šioje serijoje. Smūgis ir yra. Susidaro toks įspūdis, kad Šiauliai pastebėjo, Šiaulių žaidėjai pastebėjo beveik kas kart štai taip. Į kairę griuvo Armantas Vitkauskas ir viskas yra mušama labai paprastai į dešinį vartų kampą. Gal įspūdis apgaulingas, gal tiesiog taip klostosi situacija, bet man susidaro toks įspūdis. Artūras Žulpa.
7. Žalgirio smūgis šioje serijoje. 18 įvarčių jau matėme šiandien, jeigu skaičiuotume tuos 6, kurie buvo įmušti per finalą, ir 12 baudinių serijoje. Žulpa prieš Pocių, smūgis įvartis. Kiekvieno einančio mušti situacija yra nepavydėtina iš tikrųjų, nes įtampa slegia didžiulė. Tomas Birčkys, tas, kuris įmušė 3. atsakomą į Šiaulių įvartį šiose rungtynėse, įmušė per pratęsimą. Smūgis, įvartis. O dabar priešingai, dabar Vitkauskas jau pasirinko kitą kampą, tačiau tą zoną, kur visą laiką gulė Žalgirio vartininkas, ją patikrino Tomas Birčkys. Egidijus Vaitkūnas. Žalgirio baudinys numeris 8 šioje serijoje. Smūgis ir įvartis. Taip, tęsis, ko gero neišvengsime ir situacijos galime neišvengti. Kol kas sakau, galime neišvengti situacijos, kai vartininkams teks mušti. Jeigu ratas nukeliaus iki 11 abiejų komandų baudinio, galbūt ir anksčiau bus kuriam nors vartininkui patikėta. Būna ir taip kartais. Dabar jau Šiauliai siunčia patirtį į varžovų baudos aikštelę. Čia Deividas Lunskis. Smūgis ir viskas. Žalgiris antrus metus iškovoja taurę. Deividui Lunskiui nepavyko įmušti ir siaučiantys aikštėje žaliai balti. Įtariu, kad prie televizorių ekranų, ar galbūt ir čia stadione, siaučia ir Kruojos futbolininkai, kurie štai taip gauna kelialapį į Europos lygą. Šiauliams tai yra didelis nusivylimas. 2 kartus pirmauta šiose rungtynėse. Baudinių serijoje jų vartai.